Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik šventoji dvasia, ateik per nekalčiausios mergelės Marijos, tavo mylimos sužadėtinės užtarimą. Ateik šventoji dvasia, ateik per nekalčiausios mergelės Marijos, tavo mylimos sužadėtinės užtarimą. Ateik šventoji dvasia, ateik per nekalčiausios mergelės Marijos, tavo mylimos sužadėtinės užtarimą. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus jam atsakė: Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiųs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums sakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūgštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš iškeliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Gyventi Dievo akivaizdoje. Meldžiame malonės gyventi pasitikėjimo santykiu su Jėzumi. Jėzus kalba apie tėvo ir sūnaus meilę žmogui. Aš sėdėsiu prie jo kojų ir klausysiu jo pamokslo, kupino meilės ir draugystės. Aš suvokiu, kaip arti yra Jėzaus ir tėvo meilė man. Nors jie taip trokšta būti su manimi, jų meilė yra taktiška. Jie niekada neverčia manęs. Ir Jėzus ir tėvas laukia mano meilės veiksmo, kad galėtų ateiti ir apsigyventi manyje. Mano meilę galima atpažinti pagal darbus. Jei myliu tėvą ir sūnų, laikysiuosi jo žodžio. Aš sutelksiu dėmesį į tai, kad Dievas tėvas iš manęs tikisi konkrečių veiksmų, o ne tik žodžių. Jėzus pabrėžia, kad ne vien pareigos jausmas turi mane paskatinti vykdyti tėvo žodžius. Tai turi būti mano meilės ir noro būti su juo išraiška. Aš pažvelgsiu į savo maldą, į dalyvavimą Eucharistijos šventime, į kitų sakramentų priėmimą. Kiek juose yra pareigos vykdymo, o kiek noro būti su Dievu. Dievo žodžio vykdymas ir buvimas su Dievu malonėje yra neįmanomas be malonės. Rūpestingasis tėvas man siunčia globėją. Šventoji dvasia visų gerų norų ir tvirtos valios laikytis Dievo žodžio šaltinis. Ji išvaduoja mane iš baimės ir pripildo mano širdį ramybės. Prašysiu Šventosios Dvasios ramybės, kad išvaduotų mane iš baimės, atskleistų man tėvo ir sūnaus meilę ir sustiprintų manyje troškimą būti su juo. Savo širdies gilumoje ištarsiu: Mano Dieve, mano siela trokšta tavęs. Mergelės Marijos mokykloje. 2017 m. gruodžio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, šiandien nešu jums savo sūnų Jėzų, kad suteiktų jums savo taiką, ramybę ir palaiminimą. Vaikeliai, visus jūs kviečiu gyventi ir liudyti malonės ir dovanas, kurias gavote. Nebijokite. Melskite, kad šventoji dvasia suteiktų jums jėgų
būti džiaugsmingais liudytojais bei ramybės, taikos ir vilties žmonėmis. Ačiū Jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Marija mus moko gyventi Jėzaus žodžiais, meilės įsakymais, konkrečiais gerais darbais, meilė Dievui ir artimui. Pasiaukojimo malda. Švenčiausioji mergelė Marija, šiandien Tavo akivaizdoje ir Tavo rankose aš atnaujinu ir sutvirtinu savo krikšto įžadus. Visiems laikams atsižadu šėtono, visų jo darbų ir visiškai aukoju save švenčiausiai Jėzaus Kristaus širdžiai. Noriu nešti savo kryžių ir sekti Kristumi per visas savo gyvenimo dienas pagal dangiškojo tėvo valią. O Marija, visų dangiškųjų galybių ir visos bažnyčios akivaizdoje, aukoju save Tavo nekalčiausiai širdžiai. Būk man motina ir karalienė. Su visišku paklusnumu ir meile patikiu ir aukoju Tau savo kūną ir sielą, visą, ką turiu, matomą ir nematomą, savo gerųjų praeities, dabarties ir ateities darbų vaisius. Suteikiu Tau pilną laisvę savo nuožiūrą visiškai naudotis manimi ir viskuo, kas man priklauso, pagal Tavo šventą valią, didesniai Dievo garbei, dabar ir per amžius. Amen. Kunigo palaiminimas. Linkėjimai iš Šviesos Marijos bendruomenės Medžiugorjėje. Čia buvo jų pasidalintas sekmadienio Evangelijos apmąstymas. Dėkojame ir meldžiame už juos.